Sveiki visi, aš filmuoju dar vieną video, kaip žaidžiu Minecraftą. Ir dabar aš parodysiu, kaip pasistatyti paprastą, visai gražų namą, kuris man tikrai labai patinka. Tai va, gražiausiai atrodo iš beržo lentų ir arba beržo rąsto arba ąžuolo. Bet dabar aš imsiu beržo. Tai va. Aš darysiu šiaip tiesiog iš akies ir nežinau kaip išeis, bet kažkaip padarysiu. Vien žodžiu. Tai va. Dabar pasidarau tiesiog formą ant žemės. Čia per... Nors ne, čia visai... Nors ne. Gerai. Taip pat ir dabar... Jo, viskas gerai. Tai va. Čia va, darykit. Jeigu norėsit daryti, tai bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kad būtų lyginis ir tiesiog, kad durys būtų 2. Tada gražiau atrodo. O čia tai net nelabai svarbu. Tai galit daryti belenkaip ilgą, bet atrodys labai negražiai. Tai va, čia duris kažkaip bus. Aš bandau kuo greičiau daryti, kad spėt greitai. Aukštį darykit kažkur 4 į viršų. Jo, 4. Tai va. Ir tada apstatykit su lentom beržo. Įėjimą galit daryti, kad ir šone, kad ir priekį, kad ir gale, nu visur, kur tik norite, aišku. Čia nuo jūsų priklauso, bet aš darau taip tiesiog ir... Tai va. Jo. Slaimai tegul būna. Truputį trukdo jie, bet nieko. Tai va. Šiaip tikrai nėra sunku, pavyzdžiui, per survival pasistatyti, nes tai labai lengvai randami daiktai. Tik su stogu reikia stone slabų ir tiesiog tikrai atsibosta jas gamint. Tai va. Čia dabar iš medienos slabų irgi, aišku, iš kokios norit ten medienos, bet aš darau iš beržo lentų. Ir tiesiog šitas namas nebus toks didelis ir gražiau atrodys. Bus 2 aukštų su palėpė, ta prasme. Tai va. Va. Aišku, gali keistai atrodyt, bet paskui viskas gerai, kaip šviesą susidedi. Tai va, dabar darau 2 aukštą. Ir čia jau prasidės su slabais. Ir čia kolikus tos 3 reik, pasirodo. Tai va. Šiaip į pusę, kurią daryt aukštesnį, čia jau nuo jūsų priklauso, kaip norite tai darot. Ir aš tiesiog darau taip pagal save. Tai va. Čia tiesiog po 2 sustatot, nes reikės taip pat daryti, kad lygiai išeitų. Ir jau nelygiai, bet nieko. Va. Tai va. Ir toliau čia
statosi, o čia bus žemiau. Tai vat. Manau, rengsiu per kitą video jį, nes per pirmą nespėsiu. Tai bus antras, kaip įrenginiai šito namo. Tai va. Ir gerai. Kol kas viskas gerai. Oi. Jo. Tai va. O taip pat susistatot. O čia žemiau bus, nes bus tarp jų langas vieno arba iš dviejų. Tai va. Oi. Va, iš šono kažkaip taip pat atrodys, aišku, su langais gražiau ir geriau. Tai va. Ir čia taip ir susistatom slebus. Slebus tai tikrai galit nebūtinai su stone slebais, galit su medienos arba su cobblestone arba su dar ko nors, kaip jum gražiau, bet man gražiau su slebais stone. Ir tiesiog, tai va. Turbūt greit darysiu video ne vienas, nes pastarėjai visi mano video buvo kaip filmuoju vienas ir man pačiam ne per įdomiausia vienam filmuot. Tai va. Kaip pasistatot visą namą, dėžę, namo, lieka įdomiausia dalis įrengt. Tai va. Aš dabar, manau, įdėsiu langus, turbūt, jo. Tik čia reikės paaukštint. Aišku, čia priklauso nuo jūsų, kaip padarysit, gali išeit gražiau, nei aš darau, gali blogiau, bet šiaip pagrinde viskas vienodai išeis, nors turėtų. O patarčiau langus daryti plonus, nes taip gražiau atrodo. Oi. Va. Gal gražiau. Tai va. Ne, nelabai. Tai va, gali tiesiog paprasčiausiai taip vat. Ir dėti storus langus. Gal tai gražiau bus, gal ne, reik pabandyt. Ir net nežinau. Kažkaip ne taip. Na jo. Su langais čia šiek tiek problema iškilo. Tai va. Ir aš manau pabaigsiu per kitą video. Tai laikinkit, prenumeruokite, komentuokite ir viso gero.